Vakar nafta nukrito iki žemiausio lygio nuo karo su Irano pradžios. Per vieną naktį tai pakeitė, kas Wall Street'e brango, o kas pigo. Štai kodėl tai svarbu būtent jums. Pigesnė nafta liečia degalų kainą, jūsų bake, skrydžių bilietus ir net tai, ką centriniai bankai darys su palūkanomis. Tai per artimiausias 5 minutės paaiškinsiu 2 didžiausius vakar dienos įvykius, kaip dėl jų gali judėti pasaulio rinkos ir kurios akcijos pabrango bei kurios atpigo labiausiai. O jeigu dar tik svarstote pradėti investuoti, pamatysite, kad pradžia paprastesnė neatrodo. Pirma naujiena: vakar naktį JAV prezidentas pavedė Teisingumo departamentui pradėti tyrimą prieš naftos bendrovės. Logika tokia: nafta pinga sparčiau, degalinėse kainos krenta lėčiau, todėl vairuotojai permoka. Antroji naujiena dar didesnė: po laikinos taikos su Irano Hormūzo sąsiauris vėl atviras laisvai prekybai be papildomų mokesčių komerciniams laivams. Pro Šyvos 12-21 mylios, tai čia 1,6, tai plius minus 30 km pločio koridorių praplaukia maždaug 20% visos pasaulio naftos. Kai jisai užsidaro, nafta brangsta, kai atsiveria, kainos krenta. Vakar jos krito. Ką tai reiškia rinkoms? Evercore ESA strategas Julian Emanuel JAV akcijų indeksui šiemet kelia 7750 punktų tikslą ir teigia, kad rinka augina dirbtinio intelekto bendrovės. Bet tą pačią savaitę JP Morgan pakėlė S&P 500 metų pabaigos tikslą iki 7800 punktų ir kartu įspėjo dėl galimo staigaus rinkos posūkio. Trumpai, pigesnė energija mažina kainų spaudimą, bet ramybės dar nežada. Patys indeksai vakar beveik nejudėjo. Dow Jones kilo 0,67%, S&P 500 liko apie 0, Nasdaq 100 smuko 0,43%, o smulkiųjų bendrovių Russell 2000 pakilo 0,46%. Dabar, kas vakar pajudėjo labiausiai? Labiausiai krito Cerebras, dirbtinio intelekto lustų gamintojas, vos prieš mėnesį tapęs biržos žvaigždė. Pajamos per metus šoktelėjo 92%, bet bendrovė įspėjo, kad pelno maržas sieks siaurėti ir per dieną nukrito 15%. Pamoka paprasta: rinkai dažnai svarbiau ne tai, kas jau buvo, o tai, kas bus. Antras didelis kritimas automobilio nuomos milžinė Hertz. Ji paskelbė naują maždaug $300 milijonų obligacijų pasiūlymą ir perspėjo dėl silpnesnių rezultatų, mat krenta naudotų automobilių kainos. Kompanijos akcija nukrito daugiau nei 1/4. O labiausiai pabrango Wendy's, tai paprastas mėsainių tinklas. Be jokio naujo produkto, vien dėl naujo finansų vadovo ir interneto investuotojų bangos akcija per dieną pašoko 26%. Kartais rinką pajudina ne fundamentai, o minia. Antras šuolis logiškesnis: Sunrun namų saulės ir baterijų bendrovė susitarė su Tesla sujungti 100 000 namų baterijų į vieną tinklą, kuris tieks elektrą dirbtinio intelekto duomenų centrams. Tai tarsi milijonai namų, kurie piko valandomis virsta viena didelė elektrinė. Dienos vidurėje akcija kilo į plius minus 26%. Ir štai kodėl visa tai liečia ne tuos, kurie dar neinvestuoja. Visi šie svyravimai pavienių bendrovių istorijos. Žmogui, kuris tik pradeda, paprasčiausias būdas nesijaudinti dėl vienos akcijos yra nespėlioti, kuri šoks, o kuri kris, o rinktis mažų mokesčių indeksinį fondą ETF, kuris iš karto apima 100 bendrovių. Detalę analizę su konkrečiomis tikslinėmis kainomis, reitingų revizijomis ir analitikų parimis rasite aprašyme arba member skiltyje. Ten rasite daugiau labiausiai pabrangusių ir atpigusių vertų dėmesio akcijų su konkrečiomis prognozėmis. Taip pat galite gauti iki 10 akcijų susikūrus brokerio paskyrą ir pradėjus investuoti su Freedom24. Plačiau apie brokerio Welcome akciją investuotojams ir daugiau apie siūlomas paslaugas rasite jo oficialioje svetainėje, paspaudus nuorodą aprašyme. Visus klausimus rašykite komentaruose. Sėkmingo investavimo ir pasimatome kitame video.